Pamoką pradėjom iš tikrųjų nuo temos paskelbimo, buvo paskelbta tema ir iškeltas uždavinys visai klasiai, tai yra, kuris ir priklauso pagal tą pamoką. Mes kai kuriuos momentus jau žinojom, nes todėl, kad vis tiek žinai matematinius veiksmus, tiesiog tie matematiniai veiksmai buvo panaudojami ekonominiam kontekste, tai yra supažindinant vaikus su biudžetu, pajamom, išlaidom, juos įvardinant savokom ir tai buvo daroma diskusijoje su vaikais. Tai ta įvadinė dalis pamokos buvo diskusija su vaikais. Tada turėjom sudominantį klausimą, nes situacija tokia, kad šeštokai gavo daug pinigų ir dabar galės keliauti į kelionę, tai galės pasirinkti, ar jie važiuos į Vilnių, ar jie važiuos į Paryžių. Taip pat buvo paruoštas planelis, ką jie turėtų padaryti, kiek jie ten nakvotų, ką jie veiktų, kad jie turi įsirinkti 3 objektus, o tų objektų buvo didelis kiekis duotas, 10 objektų buvo į Paryžių ir 7 objektai į Vilnių, nes ir skaičiai skiriasi, nes ką vaikai patys pastebėjo, kad yra dideli skaičiai, tie, kur į Paryžių, ir truputėlį mažesni skaičiai, kurie į Vilnių. Ir iš tikrųjų pastebėjau, kad vaikai, tie, kurie silpniau skaičiuoja, ėmėsi tuos skaičius, kurie yra mažesni. Tai viena iš pasirinkimų, manau, kad ir buvo Vilniaus, todėl, kad skaičiai yra mažesni, ne vien dėl to, kad kontekstas pažįstamas, bet kad ir skaičiai mažesni. Ir jie tada dirbo grupėmis, įsiskirstė grupėmis ir iš tikrųjų su labai nedidelė mano pagalba, nes todėl, kad priemonės buvo paruoštos, susirinko savo priemonės ir diskusijų metu diskutavo vienas su kitu. Ir per diskusiją paruošė pristatymą ir paskui pristatė klasės draugam. Gale buvo refleksija, tai yra daviau vaikams 3 klausimus, ką jie darytų kitaip, ko dar nesupratę išeina. Ir skaičiau tiesiog jų pasisakymus ir pasidžiaugiam tais, kuriem pavyko, kurie pastebėjo bendravimą, bendradarbiavimą ir atsakėm į klausimus tiem vaikam, kuriem dar kažkas buvo neaišku. Refleksija, jinai duoda supratimą, ką tu darai. Ir aš išgirstu iš tikrųjų, ką jie galvoja. Ir kontrolinį irgi visada prašau kažkokių klausimų, kuriuos aš paskui perskaičiu, suprantu, kurioj vietoj tam skyriui jam buvo sudėtingiau, kas buvo lengviau, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, perplanuojant pamokas. Universalus dizaino prieiga, jinai mums leidžia suprasti per vaiko mąstymą. Tai yra suprasti, kaip vaikas mąsto ir panaudoti tas žinias, kurias jie turi konstruoti kitiem konstruktam. Tai yra ruošti matematinių uždavinių sprendimui. Nes, tarkim, matematinė problema, kurią mes suformuluojam tiesiog šabloninių klausimų, tai yra viena, o kai vaikui kontekstas įdomus, kaip jie sakė, mums labai įdomu buvo čia kelionė, susipažinom dar su tais dalykais, tai tas sudominimo aspektas, jisai leidžia labiau ir lengviau diskutuoti vaikam ir paskui gauti geresnį rezultatą. Tai nėra toks uždavinys, kuris yra šabloninis, tai yra toks uždavinys, kad atėjau, matau, kas yra duota, man reikia surasti šitą klausimą ir viskas, aš atsakiau ir įsprendžiau ir sėdžiu laimingas. Taip nėra, nes todėl, kad šičia tas uždavinys yra labai kompleksinis. Jisai ir pažintinę duoda prasme, bet ir matematinę prasme gana didelę, nes, tarkim, tiek daug pratimų ir tiek daug dalykų per pamoką jie net nenorėtų spręsti. Ir, pavyzdžiui, dabar jiem reikėjo daug daugiau dalykų padaryti, ne tik tai matematinius, o matematinių veiksmų, aš ten suskaičiavau 12 veiksmų, kuriuos turėjo atlikti, kad galėtų įspręsti, tai jau 12 tų šablonių pratimų, kurie būtų, tai 12 pratimų ne vieną mokytoją neįsprendžia iš tikrųjų per pamoką, plus prisideda tie komunikaciniai dalykai, sutarimo dalykai, bendradarbiavimo dalykai. Jeigu matau, kad kažkuris vaikas, ir šiandien buvo pamokoje, kad kažkuris vaikas visai nebesusigaudo, kurioje vietoje ką reikėtų daryti, tai būnu paruošus kažkokiu paruoštuku, tai šiuo atveju buvo paruoštukas, kad tiesiog surastų kortelėje kainą ir ją įrašytų į lentelę. Tai tokiu būdu perkelia duomenis. Dabar jeigu kalbėti apie tą pačią pamoką, aš tai galvoju, kad vis tik tai, kadangi mūsų ugdymas eina per kompetencijas ir kompetencinius dalykus, tai šitokios pamokos lavina daugiau kompetencijų negu kad 1 ar 2, nes paprastai, kai rašom planą ar darausi tikslą,
įsikeli vieną, dvi kompetencijas, o kitos savaime ugdosi greta, tai šitoj kompetencijų, kompetencijų puokštė ta pamokoje yra žymiai platesnė. Tarkim, komunikavimo kompetencija. Vaikai patys pabrėžia, kaip jie pradėjo bendradarbiauti ir dirbti komandoje labiau. Vat mes susidraugavom labiau, dirbam komandoje labiau, nors jie mokosi nuo 1 klasės kartu, tai kaip ir turėtų būti susidraugavę ir dirbdami, bet tiesiog kartais negali įsiklausyti, kaip tas kitas vaikas galvoja. Tai va tokios pamokos leidžia išgirsti savo klasės draugą, kaip jisai galvoja, kokių jisai turi lūkesčių ir kaip jisai supranta tą patį dalyką. Ir pavyzdžiui, bet kuriam žmogui reikia patvirtinimo, kad jisai suprato teisingai arba suprato neteisingai, kaip tik ir tada pasiieškoti kelio. Tai šitokios pamokos iš tikrųjų labai gražiai padeda susidėlioti vaikam viską į savo vėžes, į savo rėmus. Socialinė, pavyzdžiui, kompetencija, kurią labai sudėtinga realiai įdėti, tarkim, į matematikos pamokas ir daugelis matematikos mokytojų, ir kai seminarus vedu, jie sako man, kaip įdėti socialinę kompetenciją į pamoką. Čia puikiausia socialinė kompetencija, iš tikrųjų esu pastebėjus ir naudoju tokį metodą pamokose, pas mane yra mokiniai mentoriai. Aš turiu mokinius, keletą mokinių, kurie tiesiog pamokos metu nueina prie tų kitų vaikų, kai jiem reikia pagalbos ir mane pavaduoja, tai jų kojos greitesnės, jie nubėga iki jų ir papasakoja vaikiškai tą patį dalyką, kaip reikėtų spręsti. Jeigu tai taptų norma, tai būtų žymiai lengviau pasiruošti pamokom, nes todėl, kad kai tu vaiką gauni iš kitų pamokų, kur taip nedaro, tai jiem labai sudėtinga yra persiorientuoti, kai tada jie galvoja, kad čia laisvės daugiau, kad čia paprasčiau. Tėvai kartais galvoja, kad ne taip mokai, bet iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėti rezultatą, link ko įeina, jo negali pamatuoti labai greitai. Jisai įsitęsia laike ir eigoj pradedi matyti, kad ir tie vaikai, kurie šiaip silpniau supranta, su pagalba draugų, dirbdami komandai, jau prieinam, jau dviese dirba, jau nebe po vieną, nes pradžioje mes naudojom ausines ir sėdėjom po vieną. Paskui jau žiūriu po 2, paskui jau ir po 3. Tai yra, vaikai pradeda jau viens su kitu komunikuoti ir aš manau, kad esminė kompetencija mokykloje ir yra, tai yra išmokyti vaiką mokytis. Mes nebūtinai turim išmokyti dalykinių žinių, akademinių žinių, nes ne visi bus akademiškai stiprus. Mes kaip norim, taip sakykime, visi nemokės matematikos 10-ukui. Nebus taip, gal kokią vieną temą ir mokės, bet jie gali viens iš kito mokydamėsi sužinoti daug daugiau. Tai yra suprasti dalykus ir suaugusiam žmogui tas pats. Būna kartais mokyklai moka geometriją labai blogai, o paskui įtempiamas lubas skaičiuoja ten visokius plotus ir sako, tik nesuskaičiuodavai. Tik čia lengva, čia pamatavai, čia sudauginai. Ir jisai supranta, nes to, kad įgūdis jis ateina per laiką. Mokytojams, ką galėčiau pasakyti, iš tikrųjų tai nėra labai lengva, nes pirmiausia reikia su savim susitarti. Man buvo pagrindinė problema susitarti su savim, nes tu galvoji, aš esu matematikos mokytojas ir tu turi daryti, nes daug dalykų reikia padaryti. Ir čia, pavyzdžiui, kol jie pieš, kol jie ten kažką darys, bet yra kita medalio pusė, kurią aš esu pastebėjusi ir yra buvę, kad net nevedžiau pamokos, tol, kol emocinis fonas nesusitvarko. Tai va šitokios pamokos, jos labai gerai yra sutvarkyti emociniam vaikų fonui, jų savijautai. Tada vaikas, kai jisai jaučiasi gerai, kai jis jaučiasi laisvai, kai jis nebijo tavęs paklausti, kai jisai nebijo su tavim bendrauti, jisai išmoksta daug daugiau. Nes baimė išmokti nelabai išeis. Niekada taip nebūna, kad visi dirbtų vienu tempu ir visi darytų vienodai. Pas mane pamokose irgi taip nebūna. Ir pavyzdžiui, kartais sako, pas jūs parašyta labai daug pratimų, bet mano vaikas padarė 5, tas padarė 7, o kitas padarė ten kokius 4. Bet tai yra natūralu, nes kiekvienas vaikas, jis pasirenka savo tempą ir kiek jisai norės daryti. Ir pavyzdžiui, kartais būna, kad sėdi ir nedaro, kažkokių dalykų stengiasi net nedaryti, nes jis galvoja, kad užtenka tiek. Jam šiandien tokia nuotaika, tiek kitas namuose padaro likusius pratimus, kitas ir nepadaro ir namuose. Bet ir mes visi nesam vienodi ir mokomės ne visi vienodai. Kitam užtenka ten pradžią pasižiūrėjo, ir mano mokiniai yra skirtingi, tarkim, Ignui užtenka pasiskaityti, jisai pasiskaitė, jisai sėdi, ko tu sėdi? Tai aš čia supratau, ką tu supratai ir su juo pasikalbi, iš tikrųjų jisai gražiai išdėsto, ką jisai suprato, sakau, gal suskaičiuok, jis atsisėda ir suskaičiuoja. O kitam vaikui ir vieną kartą, ir antrą, ir trečią,
Simas, pavyzdžiui, jisai ir 5 uždavinius įsprendė, dar kitą kartą 6 klausė vėl. Vat reikėjo mokytojas vėl man pagalbos, kad aš paklausčiau, kaip nors jisai puikiai tai moka skaičiuoti ir tikrai yra atsiskaitęs, kad puikiai skaičiuoja. Pamoka buvo, turėjo visus pagrindinius dalykus, tai yra pradedant tikslo įsikėlimu, taip pat įvadų į pamoką, taip pat naujos medžiagos prisiminimų, pakartojimų, bet medžiagą ne tiek aš pateikinėjau, kiek ištraukiau iš vaikų, nes yra vaikai skirtingos patirties ir kai kurie daugiau žino, kai kurie mažiau ir bendrom jėgom mes suformulavom matematinius dalykus. Ir jie patys įvardijo veiksmus, kuriuos turės atlikti tam biudžetui suplanuoti, o paskui pati eiga, veikla pagrindinė, tai yra, kai jie planavo biudžetą ir kūrė pristatymus, o paskui gale pamokos refleksija, tai yra visas pagrindinės dalis pamokos buvo. Mokinio padėjėja, jinai paprastai mokykloje dirba su vienu mokiniu, kuriam yra priskirta, nes jinai dabar šiais laikais yra mokinio padėjėja ir jinai būna tik su tuo vienu mokiniu. Tada, kada mes pradėjome bendradarbiauti su mūsų mokinio padėjėja, jinai prieina ir prie kitų vaikų, jinai pažįsta kitus vaikus ir prieina prie kitų vaikų. Ir kai kuriuos momentus, pavyzdžiui, iš tikrųjų man palengvina. Tai su mūsų mokinio padėjėja mes bendradarbiaujam ir vyksta bendradarbiavimas daugiau. Ir jin pati sako, aš pirmą kartą matau, kad mano tas vaikas tiek daug bendrautų su kitais vaikais ir kad aš atsitraukiau toliau ir žiūriu į jį iš toliau ir galiu kažką kitą daryti pamokoje. Norėčiau palinkėti drąsos išmėginti, nes todėl, kad labai dažnai mes daug baubų nusipiešiam patys savo galvoj ir nedrįstam pabandyti. Detalų pamokos planą ir užduočių medžiagą rasite šio filmuko prieduose. Daugiau apie UDM rasite UDM gairių leidinyje.